Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir nusprendžiau papiešti mergelės periodas, kuris prasidės neužilgo nuo 23 rugpjūčio iki rugsėjo 22 dienos, plius minus. Ir šitam periode labai aktyviai bus Merkurijus, jisai iš tikrųjų labai atsakingas už komunikabilumą ir protinį gebėjimą. Mergelės, kas liečia bendravimą, yra labai diplomatiškos, visas mergelės sveikinu su artėjančiu gimtadieniu. Ir šitam periode, iš tikrųjų, kalbant apie komunikaciją, tai galiu pasakyti, kad pirmoje vietoje yra diplomatija. Tai reiškia nekalbėti to, ko nereikia, užsičiaupti, kada reikia. Nu, taip vat, diplomatija. Okay. Toliau, ką šitam periodui iš tikrųjų labai rekomenduotinai, ką atkreipti dėmesį. Atkreipti dėmesį į detalės ir būti kruopštiems. Ir tai irgi susiję, kalbant apie kruopštumą, bet kruopštumas šitam periodui. Kruopštumas. Ir čia man piešiasi, vat, iš tikrųjų atida detalėm. Ką dar šituo periodu labai būtų gerai daryti? Šituo periodu, ne tik kalbant komunikaciją, diplomatiją ir visą kitą, iš tikrųjų būtų gerai vadovautis daugiau logika, toksai racionalumas, va čia va turėtų būti. Logika, protas, bet ne emocijos. Racionalumas. Ir tam, kad racionalumas atsirastų, tai yra daugiau naudojamas analizuoti informaciją ir pamatyti jose perspektyvas, išvelgti perspektyvas. Tai čia bus jūsų analizuoti informaciją, analizę prašysiu. Analizė. Reiškia, visą informaciją analizuojat, bet kruopščiai ir pamatot savo turimas, vadinkim, galimybės. Išvelgit galimybės, nes kiekviena situacija tikrai turi savų pliusų ir savų minusų. Ir pamatyti jose daugiau pliusų negu minusų yra vystomas gebėjimas. Vadinkim taip. Ok, ką čia dar šituo periodu jums žvaigždės rekomenduojama. Jeigu kalbant apie analitiką, apie gebėjimą racionaliai priimti racionalius sprendimus, tai ir Merkurijus, tai jisai daugiau yra atsakingas, aišku, už tokį labai įdomų dalyką. Kuo daugiau judėsit, tuo didesni rezultatai bus. Ir čia yra judėjimas. Fizinis judėjimas yra labai geras dalykas ir šituo periodu kuo daugiau judėti. Būsit ir sveikesni, aišku, įvertinkit viską, darykit proto ribose, įvertinkit savo esamą situaciją, bet kuo mažiau gulėsit ant sofkos, kuo daugiau judėsit, bendrausit, neatsisakysit kažkokio tai bendravimo, neribosit šitam periode, tuo bus geriau jums. Kaip yra posakis, aš labai mėgstu daugiau judesio, mažiau judesio. Ir iš tikrųjų taip yra, kuo daugiau judė, kuo daugiau prisigalvoja veiklos, bet aišku, praanalizuokit ir neprisiplanuokit per daug, taip kad po to be pulso. Ne, čia viską reikia daryti labai pragalvotai, suplanuotai, planai skirkit tikrai dėmesio tam, kad ir judesys būtų pagal jūsų esamą situaciją, bet šiek tiek daugiau judesio, mažiau sėdėjimo. Tai va, pasportavimo kažkokios, tai gal mankštos, jeigu tas, kas dar nedarote mankštų, tai būtų pats laikas, nors čia mačiau Facebook'e tokį juokelį, kad vasara baigėsi, svorio, jeigu ir nenumetė, tai nusiramink, tipo, nusipirk tortą ir valgyk. Anaiptol, šitam periode mažiau tortų, daugiau sveikesnio maisto. Ir bendravimui skirkit, kokybiškam bendravimui skirkit. Jeigu labai puikus metas vystyti savo diplomatinius gebėjimus, tikrai. Dar ką norėčiau pasakyti, šitas periodas pareikalaus kantrybės ir atkaklumo. Ir reiškia, reikia suprasti, kad atsakomybė yra jūsų zonoje. Kantrybė, atkaklumas. Tai reiškia, siekit savo tokį dalyką ir atsakomybę. Labai puikus metas siekti savo kažkokį tai tikslą užsibrėžtą ir tam tikrai labai gerai, kai turėti savo organizuotumą, kažkokią struktūrą ir praktiškumą kažkokį. Tai vat, visi šitie judėjimas, racionalūs sprendimai, analizė, viskas turi būti labai praktiška, labai pamatuota. Jeigu neišeina vienas kartas, bandykit kitą kartą, bet šitam periode yra labai svarbu struktūra. Ir struktūrai labai padeda, žinokit, disciplina. Nu, dėja, be disciplinos, vargiai ar jūs turėsit gerą struktūrą. Ir kartais reikia daryti tai, ką reikia daryti. Bet vėlgi, va čia, vis tiek, matot, judėjimas yra, judėti link savo tikslų. Vasara kaip ir baigėsi, jau jį kopsim rugsėjį, jau prasidės intensyvesnis darbymetis. Ir šitam periodui tikrai puikus metas pasidarbuoti. Aišku, čia bus daug kam šito periodu, kai kam vėl mokyklos, studijos ar dar kažką ir iš tikrųjų judėjimas, tai daug bus bendravimo, tai vėlgi
grįžkim į diplomatiją šito periodo. Ir va tokie va užplanuoti dalykai. Bet kaip piešėt neurografinius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, dar vieną galim figūrą įdėti, susiplanuoti šitam periodui. Nes aš jo irgi po truputėlį planuojuosi rugsėjį. Ir turiu savo irgi planus, išsiplanavus tikslus. Tiksliau vieną tikslą. Ir pažiūrėsiu, lygiai taip pat irgi diplomatiškai bendrauti, būti atidžiai kruopščiai, atidžiai detalė. Na jo, detalės yra labai svarbu. Ir neurografai jau žino, kad reikia piešiant šitą periodą būtinai suapvalinti. Aš gal tiesiog sustabdysiu, kad neužimti labai daug eterio ir sugrįšiu, kai suapvalinsiu pas jūs. Na, aš tiesiog įvedžiau 2 dar figūras, jų turinį tikrai nenoriu viešintis. Jūs galite įsivesti figūras, jeigu turite kažkokius reikšmingus dalykus arba norite, kad jie įvyktų einamojo periodu, galite pasižymėti. Žinote, kad neurografikoje padaugiausia 9 figūros, todėl būkite labai atidus savo psichikai, nes jeigu įvesi daugiau negu reikia, nu tai kažką tai gali būti, kad kažką tai gali ir ištumti jūsų psichiką, nes dabar mes projektuojam savo įvykius šitam periodui, į ką atkreipti dėmesį ir darom neuroninės jungtis, kurios mums pagelbėtų šitam periode. Ir kuo daugiau linijų, tuo geresni rezultatai iš tikrųjų būna. Aš čia dabar pripiešiu ne tiek labai daug linijų, bet nenoriu labai užimti eterio, nes labai iš tikrųjų nemėgstu pailių video. Aš asmeniškai. Tai va, ir suaktyvinsiu tik tai truputėlį vieną spalvą. Galutinio variante bus ir kitos spalvos. Tiesiog surišu vieną spalvą visus tarsi visas periodas. Jūs galite daryti kiekvieną atskirai, kaip jums eina iš vidaus, galite srautuoti, galite nesrautuoti. Jo, aš matau čia dar, kadangi spalvų įnešiu ir daugiau, tai yra vietų, kur taisytinos ir aš tikrai pataisysiu, suapvalinsiu. Galutinio variante išdėsiu Facebook kanalą komentarą ir jūs tikrai pamatysite galutinį piešinį, tiem, kam įdomu. Figūrą fiksuoti, jeigu jūs turite kažkokią labai reikšmingą jums figūrą, galite užfiksuoti kaip esminę. Taip, aš esminę figūrą turiu šitą, jinai man labai reikšminga. Ir aš ją užfiksuosiu. Ir kad viskas vyktų pačiu geriausiu, harmoniškiausiu būdu, dar nupiešiu keletą lauko linijų. Tai va, ir aišku, aš dar viską suapvalinsiu, aš turiu čia kas veikia, dar mažiausiai kokį pusvalandį, ir dedu video į YouTube kanalą, kad jūs galėtumėte jau papiešti, pasiplanuoti šitą mergelės periodą. Taigi, su jumis buvo aš Ingrid ir iki kito karto. Ate.